šiuo kartu ne tik tai, kad vykdė konstituciją ir Lietuvos banko įstatymų numatytą priedermę leido pinigus, bet darė tai ir su ypatinga viltimi, tikėdama, kad auksas duos auksą. Vilėmės, kad mūsų vyrų komanda bus verta jo ir manau, kad greta to aukso galėsime visiems jiems įteikti ir šio aukso gabalėlį. Tikimės. Čia nuskambėjo tokia frazė, aš išgirdau gaminamas auksas. Tai aš suprantu, kad nėra lengva pagaminti tokią monetą, bet tą Europos auksą pagaminti čempionate irgi taip pat bus, ne taip bus lengva, bet mes stengsimės lygiuotis į Lietuvos banką ir bandysim gaminti, reikės pasidalinti paslaptis, kaip jie ten daro. Tiesiog ir prašysime, kad Arvydas kalbėtų ne žodžiais, o taip kaip įpratęs kalbėti ir tada nustemba visa Lietuva. Bičiuliai fotografai, žurnalistai, būkite atsargus, nes bus dėjimas. Nebūtų gerai, kad kartu su kamuoliu ir jūs nepatirtumėte į krepšį. Istorinė akimirka.